iščiai su viskuo. Tada noriu dar pasakyti, labai noriu padėkoti iš tikrųjų daugelį žmonių, kurie man padėjo, kurie ir minčių davė, ir daiktų davė, kurių reikia. Ačiū visiems, Hebra, be jūsų aš tikrai negalėjau. Klausyk, puiku. Puiku, tu visą laiką mums grasinai, kad jau šiandien čia atvažiuos visa Nemenčinė. Kur ji? Jūs ją pamatysit. Netrukus. Aš mačiau, kad stovi ant laiptų daug žmonių. Po lietum? Visur stovi daug žmonių. Gerai, tai šauk savo tą visą kompaniją ir Moze tau sėkmės, čia ne juokas, čia yra finalas. Nemenčinė rodo tai, ką moka, nuo šuolių iki šokių mes išmokstam, paslapties nėra, tu mokais ir būni tuo, ko trokšti. Nemenčinė, Nemenčinė, ei! Na, žinai, čia jie visi velnių prisišveitę, čia ne vien tik tu, kaip sako liaudis. Kaip jaučiatės? Spanelė. Spanelė, visi suprato, kad tai yra puiku. Na gerai, na gerai. Kaip patiko gerbiamai žiūri mūsų teatras, nes aš matau, kad jie tokį truputėlį lyg apsvaigę į finalą, lyg juokės, lyg verkia, lyg į tolį žiūri. Taigi žiūri pirmininkė. Kas čia buvo parodyta? Čia valdančioji koalicija? Čia buvo parodyta pasaulio sukūrimas, kaip viskas prasidėjo ir baigėsi. Čia buvo viskas apie tai, ką jūs galite pagalvoti ir ko negalite. Svarbiausia, ko negalite. Gerai. Jūs visi čia esate iš Nemenčinės, taip? Manau, kad matosi. Gerai, aš visai aukštą pažymius rašysiu, nežinau. Aš manau. Žiūri visą laiką tave palaiko. Violeta, kaip jums? Kągi, labas vakaras, šauni kompanija, Moze. Liama,
Sunku pasakyti kažką tai protingo, kai čia taip viskas. Kai viskas taip aukščiausiame lygyje, o aš dar žiūrovam priminsiu, tai buvo 0,9 Mozė. Atsiprašau, Violeta. Aš konkrečiai žiūrėjau į Mozę, bandžiau suprasti, bandžiau įvertinti, ką jisai daro. Aišku, visas tas backgroundas labai blaškė, bet Mozė, ranką prie širdies pridėjus pasakyk, nu nieko tu šiandien gero nepadarei. Padarei vieną dalyką, subūrei šitos bendraminčius ir jūs labai smagiai praleidėte laiką. Žinote, koks yra tikslas apskritai visų mano pasirodymų? Pirmas pasirodymas, aš parodžiau save. Antras, aš parodžiau brolį. Trečias, aš parodžiau visą nemenčinę, bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia tai, mintis buvo ta, kad duokit mums dar savaitę ir mes jums čia Gulbių ežerą pašoksim. Duosim. Moze, tu demonstratyviai, neva tai uždegi galus savo tos lasdos, bet mes žinom, kad tau nebuvo leista tai daryti, bet tu parodai, kad tai buvo planuota ir tas turėjo degti. Aš labai atsiprašau, mes tau neleidom to daryti, nes tu žinai, kad čia tas buvo neplanuota, čia galėjo tiesiog suveikti signalizaciją, mes tiesiog nemeterį ir kas tada būtų iš Suveikė. Būtų betvarkė, žinai. Suveikė aplodismentai. Tai aš kviečiu tada visus žiūrovus suvokti ir turėti omeny, kad visa tai turėjo būti su liepsnom. Gerai, Inga, kaip jums? Manau, kad tai yra visiška nesąmonė. Nu kaip čia dabar? Tai yra atvirai, nuoširdžiai. Aš galbūt turėčiau dabar pasakyti, atleiskit man nemenčinę, bet tai yra briedas visiškas, nesąmonė juoda. Čia yra menas. Taip. O nuo briedo iki meno vienas žingsnis. Jeigu tai yra menas, tada aš nežinau. Tada teatras yra kinas. Tada teatras yra vapšė niekas. Ačiū, Inga. Ir Arūnai, ką nors gražaus po tokio liapsuso ir akibrokšto iš Ingos. Taip, prašom. Man toks vaizdas, kad Mozė po 40 metų grįžo nemenčinę su visais, kuriuos sutiko dykumoj. Taip. Ir čia matau ir Robin Hoodas, ir Rastamanai, ir piratai. Ir Batmanai. Čia visi. Aš nematau nei vieno šiaip Lietuvos istorijos personažo, bet suprantu, nemenčinė gal ne visai tas kraštas yra biškutį. Statybininkas. Masonas. Bet statybininkas matosi... Statybininkas ir tas pats iš Airijos, grįžo nemenčinę. O jeigu atvirai, tai aš pritariu visiems, kurie prieš tai kalbėjo komisijos nariai, ir Algiui, ir Violetai, ir Ingai. Jūs tokie labai faini bepročiai, tokie, nežinau, ir matosi iš tiesų, kad jūs neklausėt, ar nemenčiniai reikia jūsų, bet jums patiems reikia nemenčinės viduj ir jūs ją visą čia sutempėt. Aš nežinau, ką jūs darysit, jeigu pateksit į superfinalą, gal sutrauksit ten ir Zalavą, ir visus kitus aplinkinius rajonus, bet, tai, kad kiekvienam iš jūsų atskirai trūksta meistriškumo, nereiškia, kad tos beprotybės jūs su tuo turimu meistriškumu nesugebat perteikti. Mane tai veštelėjo. Gerai, šiaip viskas cool. Ačiū, Vaidai. Na, kai balsuojame, gerbėmieji, tu, Mozė, čia nesinervink. Tikrasis menas visada būdavo suprantamas tik mirus kūrėjam. 8-7. Taip, Inga pasiklydo savo vertimuose. Vienas. Ir Arūnas. Geriau daugiau negu nieko. 9. Na kągi, ačiū labai. Žiūri sprendimas toks, bėkite greitai pas Donatą, o aš tuo momentu paraginsiu žiūrovus jau visiškai jungti savo mobiliuosius, nes liko tik vienas numeris. Dėkoju nemenčiniai, bėkite pas Donatą. Donata, kaip jūs ten gyvenate, pas jūs atbėga visa nemenčinė ir Pavilnys. Visa Lietuva čia gyvena tikrai labai puikiai ir prie
mane štai yra lyderės, kurios šiuo metu pirmauja pagal komisijos balus, bet tai dar ne viskas, kol mes lauksime Nemenčinės Hebros, pažiūrime, kas yra penkieji. Kol kas pas mus pirmaujantis yra Rūta, Time to Show, Alemanda, Augustinas ir Juozapas.